Mūsų laukia dideli pasikeitimai. Dvasiškai tobulėti yra svarbiau, negu stengti sužinoti, kas laukia ateityje. Bet šį kartą žinoti, kas ateina, be galo svarbu, nes mums teks išgyventi labai esmingus pokyčius visuose gyvenimo lygmenyse. Daugelis žino, kad dabar gyvename vandenių epochos pradžioje, kad įsikūnijome tuo momentu, kai visa žmonija išgyvena intensyvaus sąmonėjimo etapą. Per šį sąmonėjimo procesą reikia išgydyti daug įsisenėjusių žaizdų ir pašalinti daug senų baimių. Nepatyrusiam stebėtojui gali pasirodyti, kad šiandien žmonija pati save naikina. Bet aukštesnių vibracijų žmonės žino, kad taip planeta, visuomenė ir žmogaus kūnas valosi, gydosi. O tai, kaip tik neretai būna kankinantis procesas. Senas žaizdas būtina aptikti ir užgydyti. Ir aišku, kad žmonių bei žmonijos išgyjimo procesas tęsis ilgiau negu vienos kartos gyvenimas. Bet siekdami teigiamo rezultato, mes turime atiduoti savo indėlį jau dabar. Žmonija turi žingsnis po žingsnio kelti savo sąmoningumo lygį. Tinkamą sąmoningumo lygį pasiekusiems žmonėms tai yra ne tiek tragiškas, kiek be galo įdomus laikotarpis. Keletas pastarųjų metų buvo tik pradžia, nors per tuos metus situacija pasikeitė labiau negu per visą žmonijos istoriją. Vis dėlto tai buvo tarsi išankstinė peržiūra, būsimų pokyčių anonsas. Tai tiesiog paruošiamieji darbai tam, kas turi įvykti ateityje. Netrukus situacija pasikeis. Niekas negali tinkamai parengti mus tam, kas ateina. Bet tai ateina. Todėl tvirčiau prisisekime saugos diržus. Mums bus pasiūlyta grįžti prie pirmykštės tūkstantmetės išminties ir tada mes staiga suprasime, kad seniai nustojame kreipti dėmesį į tai, kas iš tikrųjų mums svarbu. Ėmėme vertinti pinigus labiau už žmones, o išteklius labiau už laimę. Šiuos įsitikinimus būtina keisti jau dabar. Kad veiktume senus mąstymo šablonus ir vertinimo kriterijus, turime stiprinti dvasinius ryšius. Ateityje mes įgysime daugiau meilės ir kai kuriems žmonėms tai padaryti bus beprotiškai sunku. Daugeliui žmonių meilės potyrius blokuoja skausmas ir traumos. Daugelis vietoje atjautos ir pagalbos renkasi pyktį ir smerkimą. Žmonės, kurie su artėjančiais pokyčiais kovos aršiausiai, labiausiai prisirišę prie savo skausmingų patirčių. Jie pyksta ant pasaulio, jiems patinka muštis. Daug sunkiau bus tiems, kurių rankose daug pinigų, daug išteklių. Jie bus priversti suvokti, kad būtina dalintis. Jie priešinsis būtinybei rūpintis kitais. Ir kuo labiau priešinsis, tuo sunkiau jiems bus. Žmonės, kurie atskyrė save nuo motinos žemės, taip pat susidurs su dideliais sunkumais, nes jiems nebus suteikta kitokio pasirinkimo, kaip tik bendrauti su gamta. Nesvarbu, prie ko jūs būsite labiausiai prisirišę, gyvenimas lenks jūs vaduotis nuo tų prisirišimų. Tai, prie ko labiausiai prisirišote, taps didžiausių gyvenimo prakeiksmų. Stenkitės laikytis aukščiausiame sąmoningumo lygmenyje, nes tiems, kurie suvokia, kas iš tikrųjų vyksta, pokyčių kryptis bei intensyvumas kels tik džiaugsmą. Mes jau spėjome išsivaduoti iš kai kurių prisirišimų. Todėl nesipriešinsime visatai, kai ji ką nors šalins iš mūsų gyvenimo. Bus sunku stebėti, kaip kenčia mūsų artimieji, esantis žemesnių vibracijų plotmėje. Bet mes žinome, kad visa tai bendro labo aukurui. Visa, kas vyksta, turi savo tikslą. Mūsų sielos turi prisikelti. Būkime stiprus. Nuolat turėkime omenyje
šio sąmonėjimo proceso, šių esmingų pokyčių proceso svarbiausią tikslą. Juk galiausiai mūsų žemiškas gyvenimas yra laikinas, bet tai, ko čia išmokstame, yra amžina.